Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime kraujo efektą, kuris atsiras mūsų ekrane, kai playeris gaus damage'ą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tai iš pradžių aš per Photoshopą padariau paprastą paveiksliuką, kuris atsiras, kai mes gaunam damage'ą. Bet po to pagalvojau, galbūt ChatGPT sugeneruos geresnį dalyką. Iš tikrųjų, nelabai gerai pavyko, buvo daug problemų, jis generavo ne taip, kaip aš norėjau, tai vis tiek reikėjo pasidėti prie Photoshopo ir padaryti taip, kad tas rezultatas atrodytų daug geriau. Tai tos paveiksliukus mes įmetam į mūsų images folderį viduj assets folderio ir dabar reikia padaryti taip, kad tie paveiksliukai galėtų būti naudojami kaip UI elementai. Tai mes galim pasirinkti iš karto ir vieną ir kitą ir nurodyti, kad texture typas pas mus bus Sprite 2D and UI. Pasirenkam ir spaudžiam mygtuką Apply. Kaip jūs matote, pasikeitė tie paveiksliukai truputį ir atsirado rodiklytės. Na ir dabar mes tą efektą turim užmesti, nurodyti, kur jis pas mus bus. Tai viduj Canvas objekto mes dabar galim su jumis sukurti naują objektą, kuris turės pavadinimą Impact Effects. Ir pakelsim truputį aukščiau virš Health. Ir tą objektą Impact Effects mes ištempsime per visą mūsų ekraną. Ir toliau viduj Impact Effects mes galim su jumis sukurti Full Screen Impact efektą. Tai bus paveiksliukas pas mus, tai mes nusileidžiame prie UI ir pasirenkam punktą Image. Ta image mes iškart galim pavadinti Full Screen Impact ir irgi ištempsim per visą ekraną. Ir toliau galim užmesti tą paveiksliuką, kuris mums patinka. Tai aš galiu užmesti arba paprastą paveiksliuką, arba tokį paveiksliuką su kraujo lašais, kuris man daugiau patinka, tą ir galiu pasirinkti. Na ir nepamirštam duoti pavadinimą tam objektui. Ir po to mes galėsime nuspalvinti, kaip norėsim, tarkim, aš truputį daugiau raudonos spalvos čia uždėsiu. Kaip matote, čia dar yra truputį baltos spalvos. Tai kad nebūtų baltos spalvos, kad būtų truputį kitokia spalva, aš čia ir nurodysiu kitą color parametrą. Ir kai mes damage'ą neturėsime, viskas atrodys taip. Bet kai damage'as bus gaunamas, mes matysime mūsų paveiksliuką. Vis ryškiau ir ryškiau. Kai praeina laikas be damage'o, tas paveiksliukas išnyks. Lygiai taip pat mes keisime ir scale parametrą. Mes arba didinsim jį, kad nematyti tų lašų, kad mažiau jų būtų. Ir kai gauname damage'ą, scale parametras bus mažinamas iki vieneto ir mes matysime visus kraujo lašus. Tai ir dabar galim prieiti prie skripto rašymo. Atidarome folderį UI. Atidarome Health folderį ir čia sukursime skriptą, kuris turės pavadinimą Full Screen Impact. Na ir kaip tas skriptas bus pas mus vykdomas. Mes turėsime kintamai, kurie keis savo reikšmę nuo 0 iki vieneto, kur vienetas tai kai mes pilnai matysime visą efektą, o 0 kai mes efekto nematysime. Pavadinsime tą kintamai Fill Amount. Ir pagal nutylėjimą tas efektas turi būti nematomas. Ir kiekvieną kartą, kai mes gauname damage'ą tam tikro tipo, apie tipą dar pakalbėsime, nurodysim, mes kažkiek prie to amounto galėsime pridėti. Ir mes pavadinsime tą kintamai APR coefficient per damage unit. Tai ir bus mūsų daugiklis, kuris ir nurodys, kaip tai įtakos mūsų ekranui. Kaip ryškiai mes turim dabar matyti tą efektą. Ir taip pat sukursim kitą kintamai, kurį pavadinsime High Duration. Tai laikas, per kurį pilnai išnyks mūsų efektas. Ir kad galima būtų patogiau nustatyti, kaip viskas turi atsirasti ir kaip turi išnykti, mes galim pridėti tokį dalyką kaip Animation Curve, kur mes galėsime keisti scale ir alpha kanalą. Tai pas mus buvo parametrai ir dabar aprašysime komponentus. Tai bus pats images, su kuriuo mes dirbsime, nepamirštam pridėti namespace'ą Unity Engine UI ir bus Health objektas, į kurį mes žiūrėsime. Taip pat saugosim ir pradinę spalvą. Tai pagal nutylėjimą. Pas mus bus ta spalva, kuria ir buvo pradžioje ir iškviesime čia metodą setScale and alpha arba andColor. Ir tas metodas atrodys labai paprastai. Mes paimsime scale, kuris dabar pas mus turi būti iš mūsų kreivės, o paskaičiuosime mes tą reikšmę naudojant evaluate metodą. Po to pamatysite per inspektor langą, kaip tai atrodo. Ir mes gausime mūsų alpha kanalą, koks jis turi būti, irgi iš mūsų kreivės. Po to nurodysim, koks pas mus turi būti scale'as ir nurodysim, koks pas mus turi būti alpha kanalas ir jį nustatysime. Dabar mes turime pasirašyti ant reikalingo įvykio. Ir čia mes prie Fill Amount'o pridedam mūsų delta, tik atliekam dar Absolute Number operaciją, tam, kad neigiamas delta pasikeistų į teigiamą delta. Ir tada mes prie Fill Amount'o galėsime tikrai pridėti teigiamą kiekį.
ir nurodome, kad fill amountas pas mus negali išeiti už 0 ir vienetą. Ir liko tik aprašyti update. Jeigu fill amountas pas mus yra 0 arba mažiau nei 0, tai mes nieko ir nedarysime, tiesiog išeisime iš update. Bet jeigu jis yra didesnis negu 0, tai mes padarysime kitą dalyką. Mes nuo fill amountą atimsime reikalingą kiekį, tai laiką, kuris praėjo nuo viso laiko, tiek reikia tam, kad išnyktų tas objektas. Vėl atliksime clamp operaciją, kad nebūtų tas skaičius mažiau nei 0, ir iškviesim funkciją set scale and color, tam, kad nustatyti tai, kas turi būti pas mus. Tai grįžus atgal čia, mes galim paimti mūsų tą efektą ir ant jo užmesti tą skriptą, kurį ką tik parašėm. Kol kas random skaičiukus parašysime, kad pažiūrėti, kaip išvis tai atrodo, o po to galėsime tai nustatyti geriau. Image nurodome tą, kuris pas mus ir taip yra, ir health'ą paimsime iš playerio. Paimsime iš pradžių scale curve ir nurodysim, koks jis pas mus turi būti. Tai aš pasirinksiu paprastą liniją, nuo 0 iki vieneto, kur pas mus yra vienetas, ir pasakysime, jeigu pas mus damage'as yra 0, tai tegul čia būna 1,5, tik pažiūrėsime, kaip atrodo, kai yra 1,5. Jo, 1,5 visai neblogai atrodo, daug mažiau tų lašų yra pas mus. Tai čia taip ir padarysime. Paspausiu ir pasakysiu edit key. Nurodysim, kad value pas mus turi būti 1,5. Atidarysiu iš naujo ir matom, kad nuo 1,5 eina prie vieneto. Ir mes galim nurodyti ir kitus parametrus, kaip tai turi atrodyti dar. Tai aš galiu paimti tą liniją ir truputį pasuksim mūsų kreivę. Matysime, kaip dabar tai atrodo. Ir tą liniją irgi galiu truputį žemiau va taip pasukti. Tai bus iš pradžių beveik per visą ekraną atrodys tas efektas ir po to greitai išnyks link galo. Panašų dalyką galim padaryti ir su alfa kanalu. Pridėsime čia paprastą liniją ir sakysime, jeigu damage'o jau seniai pas mus nebuvo, tai mes neturim matyti to alfa kanalo. Tai tą key mes numesim prie 0 ir dabar galim pasukti kaip norim. Tai alfa kanalas eis nuo 0 link vieneto, kuo daugiau damage'o mes gauname. Ir pagal idėją viskas jau turi veikti. Galim atidaryti žaidimą per visą ekraną ir pažiūrėti, kaip tai pas mus veiks. Kaip matom, jokio damage'o nėra, bet jeigu aš kelis kartus pašoksiu ir nukrysiu, matom, atsirado efektas ir tas efektas pas mus išnyko. Jeigu aš prieisiu čia, tai matome, kaip po truputį tas efektas atsiranda, yra skaičiai pas mus, jeigu aš čia išeisiu, tai tas efektas ir išnyksta po kažkiek laiko. Tik galbūt alfa kanalą gal va taip geriau būtų pakeisti. Pažiūrėsime, kaip dabar atrodys. Jo, galbūt taip truputį geriau. Einam čia, matom atsiranda, išeinam, išnyksta. O toks damage'o efektas pas mus šiandien išėjo. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.